Tai sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Na, žinote, dabar jūs matote didžiulį akvariumą, kuriam aš auginsiu tokį gyventoją. Bet po kol kas nesakysiu, kokį gyventoją, tik ant gabo. Aš jums galiu pasakyti, kad man labai patinka vorai. Na va, tai iš tiesų aš nusprendžiau šiame video pasakyti, tai aš auginu vorus. Aš šiaip norėjau auginti tarantulą. Bet, nusprendžiau, kad iš tiesų nelabai verta jo auginti, jisai ir taip neaktyvus. Tai kaip matote, kodėl aš būtent kokosų substratą dedu, nes kokosų substratas jiems yra natūrali aplinka, jie yra pripratę, sukasi voratinklinius tunelius. Na ir šiaip kokosų substratams jiems yra tinkamas gruntas. Dabar aš turėsiu šį akvariumą atidaryti ir šitą kokosų substratą perdėti ten. Taip pat ir vorą. Po kol kas šį yra mažasis voras naminis. Jisai dėja man irgi yra įkandęs. Jo įkandimas nėra žmogui pavojingas, kaip matote, va čia dar vienas čia yra mažiukas, o čia yra toksai gan didelis, jo įkandimas nėra. Mano, nereikia. Soras. Va toksai. Jūs turbūt daug kas klausite, manote, kad aš išprotėjęs. Ir kodėl aš vorą? Beje, šie vorai kandžiasi, taip, jų skausmas yra įkandimas jų yra iki kraujo, bet kaip minėjau, žmogui jisai nenuodingas, tad jo tai bijoti nereikia, kaip jūs jau bijote. Žiūrėkit, čia dar toksai labai panašus į black window, tai yra juodas langas, taip vadinamas lietuviškai, voro. Bet iš tiesų nemanau, kad tai yra. Va čia, kaip matote, toksai drakonas, yra jų maistas. Gyvas jis yra, tik tais... Va, pas mane jisai čia daug voratinklių jų prisidaręs. Šitą lapą po kol kas į šoną padėsiu. Tai tokių vorų nebijokite imti rankas, bet šito voro aš geriau į rankas nelabai imčiau, nes iki galo neaišku, ar tai yra juodasis, jis jau atgijo, ar tai yra juodasis langas, kaip minėjau, jis yra jau tikrai labai netgi nuodingas, tad net ir mažas gali žmogui skaudžiai įkąsti. O dabar, manau, reikia tiesiog suberti. Na, o dabar jūs matote, pažiūrėkite tiesiai man į akis. Tai yra žymiai daugiau tinklo, bet tai nesvarbiausia. Pirma, kaip matote, čia yra tuščia, nes jisai čia įlenda pasislėpti. Ir antra, jums labai įdomu, kas čia galėtų būti. O taip, tai yra voro kiaušiniai. Šis voras gali dėti nuo 80 iki 100 kiaušinių. Tai yra be galo daug. Tad jisai visada vaikšto aplink kiaušinius. Na, jį reikia labai atsargiai ir ramybėje laikyti. To akvariumo nenešioti. Na, kaip teko nuo mano kambario, nuo 2 aukšto į šį 3 aukštą nešti, tai jau taip išėjo. Dėl to jisai nubėgo čia, bet jisai čia visada saugo savo zoną, tai yra jo kiaušiniai. Va jisai. Beje, aš jums pamiršau pasakyti, kokia tai rūšis, o ši rūšis vadinasi plyšinis kampiavoris. Jie lankosi būna šiltose, jie labai mėgsta šilumą, taip pat ir drėgmę jiems reikalinga. Kas nežino, vorai taip pat keičiasi odą, kaip ir kiti skorpionai ir visokie kiti egzotiniai gyvūnai, jie irgi visi keičiasi odą. Tad voras, kaip jisai gali keisti odą? Jisai atsigulė arba ant šono, arba ant nugaros ir po biškį taip lenda iš savo senosios odos.
Na, po kol kas pas mane realybėje taip nėra buvę su jais, nes jie yra jau užaugę, tad laukti iki moltingo reikia dar labai daug. Tai va, tai jeigu aš šį vorą įdėsiu čia, tai nežinau, kas gali atsitikti, neatsimenu, kas gali atsitikti, bet jisai būtų labai agresyvus. Tad aš turėčiau jį imti jau su šito daiktu. Neklauskite, kodėl jisai rožinis. Ir jisai labai, kaip minėjau, agresyvus. Norite, galiu įrodyti. Tuoj, palaukit. Nu, va. Jisai labai, nori prie tų. O, šaunu. Ojojoj. Na, šis voras, jeigu jį taip labai jau nesirūpinsi jo ir jo kiaušiniais, tai gali būti, kad jisai tuos kiaušinius suės, kas yra labai liūdna. Na, jau manau, mes baigėme šį video, tad šitą vorą teko čia perkelti, nes kitaip jisai negali gyventi, jam reikia būtinai saugoti kiaušinius. Nes kaip aš prisiminiau, kad jisai pats juos turi atraktyti, nes jie taip patys negali išeiti iš to akvariumo. Tad patys iš to jo kiaušinėlio jie turės išristi, o jisai rūpinasi, jisai turės iš tinklo išpakuoti pats tos kiaušinėlius ir tie vaikučiai bus. Aš manau, prasidės labai didelis kanibalizmas. Kanibalizmas tai reiškia, kad jie viens kitą valgys, nes jiems maistas irgi yra labai, žinokite, sunkus. Jiems reikia labai mažesnio už jį, o jie gimsta jau 2 milimetrų dydžio, tai labai sunku šiaiptis jiems tokį atitinkamą maistą, tad reikėtų jiems biškelį kanibalizmo ir iš jų liks keletą stipriausių ir iš tų keletą stipriausių jau galėsim, kol padidės, jie pradės moldinguotis po 2 savaičių maždaug, po 3, po 2 savaičių moldinguosis. Na, tada jie jau paaugs, didesnį maisto valgys, na ir viskas, jau galima bus normaliai maitinti. O šitos didelius, tai galima jos, šie vorai, visi vorai, na, įskyrus ten jau tarantulai, na ir tarantulai, bet jie minta tarantulai biškį rimtesniu ir didesniu maistu. Tai va tokie vorai, jie minta musėmis tokiam gal dideliam, paskui visokiais virpliais, žaliais žiogais, būna maži jauni vorai. Maži jauni vorai būna tokiam vaizdiniam muselėm, tai yra tokios musytės. Na ir šiaip visokiais tais svirpliukais. Labai tokie dideli jau tokie, nu maždaug tokio dydžio, gali suvalgyti ir slieką. Tai po kol kas tik tiek, jau akvariumas beveik įrengtas. Čia yra 105 litrai, tad bus antras sluoksnis. Tai po kol kas tik tiek ir iki kito karto.